Povilas. Welcome to Riga. Labas rytas, sveiki atvykę į Joniškio ralį. Ralį mašinos paruoštos, nu gerai, viskas, aš ne. Sveiki visi, sveiki atvykę į BATCC 5 etapą Rygoj. Mes vėl pasiruošę sukti ratus, 9 mašinos, kaip ir visam sezone. Važiuosim šiandien daug treniruočių, net 9 numatytos, tai neatsimenu, ar šį sezoną turėjom tiek sugrūstą grafiką, bet bandysim išnaudoti. Turbo Cup klasiai turėsim naujieną šį savaitgalį. Keičiasi truputėlį semi-slick padangų modelis, tai labai įdomu sužinoti, kaip seksis. Pirmas treniruotės pradėsim dar su senom padangom, su kuriom važiavom, ir paskui dėsime CRS. Tai bus įdomu pamatyti. Savaitgalio tikslas, tai kaip ir visą laiką, yra norisi būti top. Na, aš bent jau gal kalbu, aišku, apie turbo klasę, nes dirbu su turbo klasės vairuotojais, bet 325, ką apie Aurimas turi iš esmės imti maksimumą ir gal truputėlį tikėtis konkurentų nesėkmės po pastarojo etapo, kai Aurimas labai žemai finišavo Nemuno žiede, reikia jam surinkti labai daug taškų, bet vis dar važiuojam dėl čempo. Dar jų reikia gerai finišuoti, o Turbo Cup'e tai Mantas praleido praeitą etapą, tai dabar tokia situacija, kad reikia vytis, nežinau kaip seksis. Algirdas yra ganėtinai arti pirmos vietos bendro įskaitoj, 6 taškų trūksta. Tai turbūt ties to ir koncentruosimės, kad finišuoti kuo aukščiau ir nukovosim dėl tų geriausių vietų čempė, tokie ir expectation. Ir tada jau dėsim naujas ant ketvirtos. O ketvirta po pietų ar prieš pietų? Jau po. Pradžiui 3, jo, ir nuo antros, nuo 2 kem jau varysim ten non-stop. Svarbu nelyti. Tai žada lietų 1:30. Tai nereik bijoto lietaus, nu. Olgut, reikia ir ant lietaus važiuoti. Reikia, kad treniruotės būtų ant lietaus, kad kai ateina lenktynės, kad nebūtų taip kaip Estijai. Ant sauso pristreniravus. Bet čia ant šlapio treniravomės, tik tai su senom padangom. Langas gal dar pusturėjo. Padaryk kažkiek erdvės. Nu, bet tai kėbulas dar kėbul. Su lankais. Jeigu čia nurašyti. And not, of course, there is this one, and I think the chassis is bent this way, you know, and not the cage, because it looks like straight, yeah. But this side looks amazing, yeah. Išmetė į išorę, žinai, ir aš bandžiau tada žvyru tiesiai išvažiuoti ir nesupratau, kodėl, žinai, man ją užmetė, žinai, į kairę ir aš su subinė, žinai, į sieną kaliau. Blemba, čia žiauriai nesąmoningai. Ką? Žiauriai nesąmoningai. Labai apmaudžiai. Taip atrodo visai, žinai, gerai viskas siejas. Geriau čia dabar reikalų krūva. Žiūrėsim. Tai ką tu čia nori? Tai kad nėra čia ką tvarkyti. Ne, tai reikia pažiūrėti, žinai, turbūt traversas yra butelio kakliukas. Jeigu traversas, tai traversas, tai Bet tu pažiūrėk čia, kas yra, Tomai. nu, tai gal Tai visas traversas bus nusisukęs iš šono. Taip. tikėtina, bet tikrai pasikalbėti. Pasitraukiam! Nuo smūgio linko traversas, kartu ir kėbulas, ir tiesiog, nu, neverta tvarkyti automobilio.
Tai tiesiog paprašiau pakeisti į kitą, kurį turim pasiėmę atsarginį tokiom situacijom. Tai paprasčiausias sprendimų būdas. Neprarasti daug laiko. Tai va. Kažkaip nelinksmai nuteikė, bet laukiam naujos padangos. Nu va, antra treniruotė baigės truputėlį anksčiau laiko, raudonos vėliavos trasoj, tai kaip visą laiką ta pati procedūra, įtemptai lauki visų savo mašinų. 3 mūsų mašinos trasoj šiuo metu ir labai tikimės, kad visos grįž. Nes Bikirniekuose, kai matai raudoną, truputėlį susijaudini, nes važiuoja susirinkt. Čia Mantas pravažiavo taip biškį, taip įtartinai, kai lenkė tą ir po to raudoną parodė, tai labai tikiuosi, kad ne Mantas. Čia, kai tas praleidinėjo kompaktas, gerai, Algirdas yra. Čia jau ir greitoji važiuoja. Tadas. Negi Tadas nusirašė. Vietai labai toli, aš nežinau, kaip ten dar vietą. Kurioje vietoje? Antro, jo, bet pačiam gale toli, prie tolimosios sienos, nežinau. Gal jis tiesiai nuslydo ir bandė išvažinėti, gal praslydo ir bandė gal grįžti per žvyrą. Nu, bet matai, tai gal užklimp. Toli, ne prieky, ne vidury, o prie išorinės sienos. Ok, tai būtų gerai tavo. Jo, be durelių lik nelėtė, tai gal nebus labai. Veidrodėlis net nesudužęs, tik suskylęs. Gal nemačiau, nesimatė. Jam baratą gal ir išmušė, žinau. Bet ratai dar ant mašinos. Ant mašinos. Atsiprašau už keiksmažodžius. Čia tas šonas traukia kažkaip. Ne, gal nebus. Veidrodėlis lik neskilo, tik užsilenkė ir atsipnojo. Šitavo vietą. Ai, tai čia dėžė вообще. Jo, bet taip sakau, kad iški dumelis buvo. Gal nurodo kažką, ne? Skalda vis tiek į jį. Oi, per skaldą tai slydau, tiesiai. Nu, ta Ryga jau tokia ir yra. Tuo Apexu. Tai aš per stipriai ar per anksti pasuku? Per anksti pasuki, ta prasme. Per anksti pasuku, nes... Žiūrėk, dešinį ratą vedi ne šičia, o dešinį ratą savo vedi va šičia. Toj va vietoj jisai turi būti. Bet aš žinau, kodėl anksčiau pasisuku, nes... į tą tolimą. Aš žinau, kodėl anksčiau pasisuku, dėl to, kad yra baimė iš to pirmo karto, kai per vėlai pasukau. Tai čia natūraliai turbūt pasąmoniškai... Žiūrėk, šit pasukimas geras, žiūrėk. Ok, nuo sienos sukė, ne? Pats pasukimas tavo yra geras, bet va, tu per daug prisiglūdi. O šičia, va, tu priglaudi švelniau suk tiesiog, žinai, tu pasuki, tada pakoreguoji, tai reiškia blogai nusitaikai. Žvilgsnis tolyn ir, vienu pasukimu, nes tai persikoreguoti turi. Kodėl imam vėlesnį Apexą? Kodėl mes turim nusitaikyti? Todėl, kad po šito Apexo, kai tu imi vėliau, mašinos kampas kitas ir po šito Apexo tavo vairas daug tiesesnis. Čia yra tikslas, tavo mašiną šitai pasistatyti iš esmės, jeigu turėtum ir va šitaip stabdai, bet tiesiu vairu. O tu dabar apkrauta mašina, sustabdžiu, žinai, ir tave tempia į išorę. Nieko, baigės kelinta, čia jau 4 sesija, dar liko daugiau nei pravažiavom. Ir važiuojam su nauja padanga, bandom suprasti, kaip jin čia dirba. Nes dar tik 2 sesija ir panašu, kad 2 sesijoje krenta performance'as. Žiūrėsim, aiškinsimės, ieškosim sekundžių. Desetkių gerai, sekundžių.
Tai treniruočių diena eina į pabaigą, liko dar oficialiai pravažiuoti vienas treniruotės. Vykdom tam tikrą programą dabar su turbokapais, kadangi šį savaitgalį naudojam naujo tipo semislik padangas, dar jų visai nepažįstam, tai truputėlį pasiskaitėm iš vadovėlio, kaip reikia su jom elgtis ir bandom daryti pagal instrukciją. O dienos rezultatai, bus sunku rytoj tikrai, nes matom, kad konkurentai, vieni iš konkurentų panašu kol kas turi truputėlį daugiau greičio, mums jo rasti kol kas nepasisekė, bet dedam viltis į rytojų ir važiuosim, toliau dirbsim rytoj oficialiuose treniruotėse Kvalų ir Gonkėse, lenktynėse, kažkaip taip. Labas rytas visiems, šiandien šeštadienis, pagrindinė BTCC 5-ojo etapo diena. Daug važiavimų vėl turėsim, pradedant treniruotėm, tada kvalifikacijos ir užbaigsim lenktynėm. Turbo Cup lenktynės nusimato po 8:20, tai bus irgi įdomus momentas, nes manau, kad važiuosim tokioj prieblandoj, ypač miške. Tai va, laukia gera diena. Tai reikia sekundės paspaust. Ne, tai jis turi tik pūst per tą anteną. Palauk, užprogramuosiu. Kiek reikia sekundės? Šiaip jeigu važiuočiau 3.2 apačioj, jeigu taip užprogramuotum, būtų ledas. Tai va, 3.1 šiam 7, žiūrėjau. Ir išvažiuoju 3.1 šiam 7. Ką sakytum? Čiau. Visiems dėtumėm anteną, visiems antenas. Ir visiems integruočiau. Bet taip, labai lengva čia. Kai reikia sekundžių, tai... Baigės pirmą treniruotę. Rezultatai patenkinami, bet nedžiuginantys. Viskas, Aurimas, viskas. Let's go quali mode. Greit. Žiauriai. No comments. No comments. O kiek daug truko? 30 lipo? Stipriai įvažiavo. Younger, I was happy about it, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, baby. Text, give me all the candy. Running through racks, track me. I'll run up the racks like an athlete.
prašokau. Tai karoči, net nesupratau. Nu kaip, supratau, bet... Karoči, taip galvau, vis reikia dadėt ir dadėjau. Per daug, žinai, Jo. skubėt pradėjau. Mačiau, kad Malinovskis baisiai ten netitrūksta. Jo, Ir matau, kad kitur aš įvėjau, kitur gaunu. Galvoju, reikia, žinai, trauktis, galvoju, pabandyti palenkiniauti. Tiesiog, žinai, Sąlygos. Dieve, tragiškų nebuvo tiesiog. Bet tas jau buvo geras, galvoju, vers dabar ar ne. Nes parėjau, tai nežinau, reikia žiūrėti ant bordo, bet manau 100 kem, kažkas tokio. And obviously you're starting with slick tires. Toks treniruočių dieną buvau nevilty, o rezas per lenktynės visai gavosi toks labai optimistinis ir geras. Lietus matyt kojos nepakišo. Tai startavau 7, o finišavau 3, labai patenkintas rezultatu. Turėjau matyt pranašumo, kol buvo labai šlapia trasa. Kai pradėjo džiūt, tai jau daugmaž susivienodinom ten kažkaip suvažiavimo, kol buvo šlapia, tai panašu, kad eininau. Nieko, reikia važiuoti į pregridą, darant slėgį pamatė mechanikai, kad kažkur tai nuteka oras. Tai quick fixą darysim. Arba quick sprendimą, greitą sprendimą priimsim, ką padaryti. Tai būna. Važiuojam. Let's go. Man padanga, aš noriu padaryti visą kitą. Ne savaitgalis. Dingo trauka start. Jau galvojau, karočią atitvarai bus. A, jis žiauriai užspaudžia. Ne, jau buvau ant žolės. Žiauriai užspaudžia. Bet visa kita tai buvo... Lemba, aš per stipriai aš ten užspaudžiu. Jo, ten per stipriai buvo, bet visa kita tai buvo... Verta serialo. Cilindras nedirba. Ką?
šičia. Jie atvažiuojant, aš galvoju, man nuplyšo kolik. Supranti? Ir aš nesupratau, aš galvoju, važiuos, bet bus daug garso, aš tau pagazavau, žinai, maždaug, kad ir tada, žinai, ir tada... Tu nesupratai, kad žodžio cilindras, ne? Tu nesupratai, kad cilindras. Nes aš galvoju, kodėl tu nepersižiūrėjau. Aš tada persižiūrėjau šičia, jau kai pamačiau, atsivažiuoja per šoną ir neatsigavo toliau ir paskui atsigavo. Galvoju, ką daryt, atsileist? Ar karočią, kaip čia bus? Ant tiltelio, Aurimas pramėsino tiltelį. Aš iš paskos pradėjau kištis, mane uždarinėjo į dešinę pusę. Bet jau karočią jau visiškai baigėm šitą ant posūkio stabdymo ir aš buvau jau įsimūrėjęs į portus tuos, betoninius. Bet paskui Donce, kai šovė, tai sėdė. O tai jūs turėjot su Mištautu kažką rimtesnio? Ne, gražiai viskas. Nu, ta prasme. Čia štampavo mane gerai. Bet ir dengėsi jau daug, nes laikas tai buvo prastas. Dengėsi jau daug, laikas prastas. Yes! Fantastic! Nulėksim. Jau praktiškai pusę pirmos nakties. Visi vaikai miega, o mes eisim lenktyniaut, po miškus. Turėtų būti gerų highlightų iš lenktynių. O pasakojau, kad man tas laimėjo pirmą reisį, nepasakojau. Ai, pasakot, kai pirmas lenktynės sekėsi gerai, tai man tas startavo iš antros vietos ir už pravažiavus apsisukimą antrąjį posūkį pasirinko geresnę trajektoriją, pergudravo varžovą, apsilenkė ir viskas. Ir nebežiūrėjo atgal. Viskas, pirmą vietą. Jau, onboardą analizavom iki trečio posūkio. Ir po to viskas, baigės lenktynės, laimėjom. Beje, antrose lenktynėse Mantas startuoja pirmas, Algirdas antras. Jų greičiausių ratų skirtumas buvo 1/1000 sekundės. Tai bus įdomios tokios naktinės lenktynykės, sutrumpintos iki 15 minučių. Bus nice. Už 5 minučių. Ačiū. Susitiksim. Nebefilmuokit, prašau, man nepatinka. Gali paprašyti, kai nebefilmuotų. Jis man visą dieną šiandien ir vakar tą kamerą atsuka ir aš, kaip aš turiu jausti žmogus mažėti. Aš nejaukiai jaučiuosi, man nepatinka. Išsirinko, sakė, šį savaitgalį mane kaip auką ir kodėl, nežinau. Bet čia, žinai, tas yra, kai tipo miegi ir yra šuo. Ir tu, jeigu tik tai visai tu prasimerksi ir jis pamatė tavo žvilgsnį, viskas, jau tu jam esi atsibūdęs ir... Va, taip, gerai. Čia tas pats. Panašus jausmas. Pažiūrė kamerą, pagavo žvilgsnį ir jau viskas. Gelbėkit mane, prašau. Mes kokį pagalį ar kažką. Leidom, lenktynės, pralaimėjom, aplenkė. Gynės visas lenktynės, tiek Algirdas, tiek Mantas paskutiniam rate. Tiesiog, kiek mačiau, į pirmą posūkį reikėjo Mantui jau stipriai užsidaryti trajektoriją, kas, manau, paskatino prastabdymą į antrą posūkį, apsisukimą, o Artiomas tom pasinaudojo. Ir Algirdas kažkur irgi neatsilaikė. Ir tiek. Taip ir baigės. Kaip savaitgalis prasidėjo, taip ir baigės. That's it, einam, pažiūrėsim, ką pasakys vairuotojai, pažiūrėsim onboardus ir uždarysim šitą reisą, kuris buvo ant nurašymo. Nurašytas. Artyom, unbelievable dude, we're so happy for you! Roland, take off your helmet, we need to speak to you. Oh my god, what a fantastic weekend for Roder Racing and Alfredsson. It is the debut race
man taking the third spot on podium in his first race of your life. Trentas tas vaikas, jisai, Kas buvo? iš vis beprotis, net nežinau, jis galvoja, kad yra mygtukas persikrauti, nežinau. Bet aš jeigu būčiau, ta prasme, jis būtų užsimušę. Jis ten kimšė tokioj vietoj, kur ten, aš jeigu būčiau laikęs trajektorijos, būčiau nepraleidęs, aš nežinau, ten šiknam. Jis durnelis, aš jam pasakiau, kad jis durnelis. Aš gau kitą kartą aš tavęs nikiu. Fantastic, we love Lynch the third O spot. Artiomo eina, tai mašina, tai nežinau. Nenormaliai. Ir šito bičio irgi užtaisyta, manau, abiejų. Ir jeigu nieko nebus daroma, tai, ta prasme, jie... Bet šiaip reisas tai žiaurus. A mes sumušėm rankom, štai, kačiuk. Aha, okei. Saugau, bet, važiuoja tas bičas kaip, žinok, jisai, jeigu aš būčiau, ta prasme, laikęs, ten prieš telčiuką, kur ten siena šalia, kur ateini prie to, prieš telčiuką ateini. Ir ten dar ir šlapė, o jis ten eina ten, žinai. Jeigu ten būtų toks kaip aš Kalamas Dašvilis, žinai, tai... Ne, važiavom krūvoj gerai. Bet kad jų sukasi geriau, tai tikrai.